Labą dieną visiems ir sveikinu su prasidėjusią žiemą. Ir kaip visą laiką žiemos tik pradžioje, tik daugiau švenčių, susibūrimų, kažkas tai ypatingai virusų pradžia, COVID bangos, darželiuose adeno, rota, nora virusai. Ir kaip čia, ką galim dar padaryti, vaikučiai, lėliukai ir suaugę. Ir aš šiek tiek, kadangi užduodami daug klausimų apie imunitetą visur, tai manau, kad šitą informaciją jums bus naudinga žinoti keletą faktų apie jūsų organizmą ir imunitetą. Mūsų organizme grubiai galime suskirstyti ląsteles, labai grubiai, į du tipus. Į somatinės, tai yra tos, kurios nejuda ląstelės, tai yra mūsų organizmo ląstelės. Širdis, pavyzdžiui, ar kepenys, taip? Jos yra tam tikroje vietoje ląstelės, organai ir iš jų yra sudaryti tie organai ir kepenys negali judėti kažkur į dešinę, į kairę, į viršų, į apačią. Tai vadinamas somatinėmis ląstelėmis. Šitas mūsų ląsteles prižiūri kitos ląstelės, vadinamas imuniteto ląstelėmis. Jų yra labai daug įvairių su įvairiausiamis užduotimis, bet jos prižiūri šitas somatinės ląsteles ir tos imuniteto ląstelės gali judėti. Jeigu šią sekundę gal yra mano akyje, o už ten pusę minutės galbūt ta ląstelė gaus komandą ir susikoncentruos kažkur tai šlapimo puslėje, sakykime, ar ten kažkur tai infekcijos židinys yra, jos juda, jos gauna signalus, turi žinoti, atpažinti, kad yra kažkur bėda, karas vyksta ir mums reikia pastiprinimų. Ir išsikviečia dar įvairiausių, kaip sakant, signalų, kad gamintų dar ir organizmas papildomą imuniteto ląstelę, bet jos yra judančios, jos yra bėgančios. Ir šitos imuniteto ląstelės, viena imuniteto ląstelė, viena aptarnauja 10 kitų. Tai jūs turite 10% kūno svorio šitų imuniteto ląstelių. Taip, tai pasiskaičiuokite, kiek jūs jų turite, gerą tašiką. Ir šitos visos imuniteto ląstelės, jeigu nori, kad gerai funkcionuotų mūsų organizmas, jos turi būti apmokytos, jos turi praeiti spec kursus, taip kaip įsivaizduojat gerą kariuomenę, ar ne? Vieni yra kokie ten specnazai, kaip čia pavadinti, naro išminuotojai, kiti ten kažkokių dar, visi turi turėti savo funkcijas, kad esant situacijai atliktų jas gerai. Ir aktyvus turi būti, kareiviai turi būti geros formos, prisitreniravę, ar ne, ten vaikšto šitai po pelkę, sunkumus ten nešioja, kad tik tai greitai atbėgtų, atvažiuotų, pasiektų kažkokią tai vietą židinio šaltinio, kurioje vyko konfliktas ir reikia spręsti. Tai jūsų imuniteto ląstelės lygiai tą patį atlieka. Ir pagrindinė funkcija iš viso gyvenime, jeigu taip pakalbėti, tai yra atpažinti. Atpažinti. Jeigu mūsų karininkai neturi informacijos, ar ne, kažkur tai neturi informacijos, kur yra šaltinis židinys, kur yra, kaip atrodo priešas galų gale, nes jį visą laiką identifikuoja ir sudaro veiksmus planą. Tai mūsų imuniteto ląstelės turi taip pat turėti žinias atpažinti priešą. Imuniteto ląsteliai nėra svarbu, ar tai yra nora, rota, gripas, covidas, absoliučiai vienodai iš principo. Jai yra labai svarbu atrasti svetimą geną ir jį nužudyti. Tai imuniteto ląstelės turėtų informaciją, tai yra svetima, ir būti labai aktyvi, kad jinai galėtų įvykdyti iki galo savo operaciją. Ir problema tampa tai, kad mūsų imuniteto ląstelės jos nebesugeba atpažinti. Jos neturi informacijos. Todėl, kad mūsų imuninė sistema sensta, mes turime užkrūčio liauką, ar žinojate tai? Užkrūčio liauką. Nuo 18 metų jinai pradeda senti, riebėti. Tai yra toks raumenukas mažas, o paskui pasitraukia apie 70 metus iki žirniuko dydžio. Žirniuko dydžio riebalas. Ir
užkrūčio liauka reikalinga tam, kad apmokinti imuniteto ląsteles. Kad apmokinti. Čia yra mokykla. Ir limfocitai, tokios ląstelės, jos mokinasi ten. Tai yra limfocitai šis vadinamos ląstelės su kokie snaiperiai, galim pasakyti, arba kažkokias spec parinkties būrys, kuris turi tikslę informaciją, specifinę, kaip greitai ir staigiai atpažinti priešą. Ir kadangi užkrūčio liaukos jau nebebūna, nes mes būna antikūnių prisigaminę tam tikrų, bet tai ir vadinasi imuninė branda. Ir mūsų imuninė sistema negali tada ar atpažinti ir pradėti veiksmų planą. Jeigu mes nežinome kažko tai, taip, nežinome informacijos, kažką reikia padaryti mums. Na, mums kaip žmonėm, mes nežinome. Mums reikia kažkokį tai dabar technologinį kažkokį variantą valdyti, ar ne? Naują kompiuterį gaunam. Mes nieko nesuprantam, nieko nežinom, nes mes iki tol nežinojom, dabar neturime informacijos ir negalime susidoroti. Tai štai jūsų imuninė sistema taip pat veikia. Ir štai aš turiu savo rankoje virusą. Nu, panašus į virusą, ne, mano masažinis. Kamaliukas panašus į virusą, todėl kad turi labai daug šitų savo ežiukiškų toksinių virusas, ne, su kuo gali įsiskverbti į ląstelę. Na, įsivaizduokite, o čia yra imuniteto ląstelė, taip, kuri turi sunaikinti tą virusą. Bet imuniteto ląstelė, jinai nepažįsta. Jinai vaikšto aplinkui, na, o virusas kažkur tai galbūt ieško, kur įsiskverbti, ar ne, nu, podukas, ar ne, mano podukas, sakykime, ir jis gali puikiai, ne, čia bėgti telp, ar ne, ir suleisti savo nuodus, ar ne, pažeisti, o imuniteto ląstelė nemato, net pažįsta. Net pažįsta, kad galėtų sunaikinti šitą virusą. Na, štai laukia jūsų kraujyje transfer faktorius. Tai yra failas. Tai yra failas. Gauname transfer faktorius. Mūsų imuninės sistemos tai yra nepakeičiamas komponentas. Jų imuninė sistema turi pagaminti, tačiau mums šiais laikais jų yra per mažas kiekis pagaminamas. Dėl neįvykusių iki galo imunologinių reakcijų. Dėl to, kad taip pat užkrūčio liauka neapmokina ląstelių ir nevyksta iki galo kovos. Mūsų ląstelėms nuolatos reikalingas, kadangi jisai turi atsinaujinimo mechanizmą, tai nuolatos, kad atsinaujintumėm failus. Tai štai transfer faktorius yra failas ląstelėm ir jis nežudo to viruso. Bet štai, nusakykime, mano šitas lapukas yra žydras, ar ne? Žydras su tokiu raudonu taškiuku. Ir štai imuniteto ląstelė gauna informaciją. Čia kaip laiškas, kaip instrukcija. Molekulė transfer prisikabina prie imuniteto ląstelės ir sugeba atpažinti ir sunaikinti. Ir tai vyksta dideliu greičiu, kai gauname teisingos informacijos. Mes gauname transfer faktorius ir tada daug imuniteto ląstelių yra informuojama. Daug failų vienoje mažoje kapsulytėje, gauname labai daug failų, daug milijonų molekulių. Ir jos padeda atpažinti imuniteto ląstelėm, kaip reikia sunaikinti virusą. Tai yra labai svarbu vaikams, nes jų imuninė sistema yra nesubrendusi. Jų limfocitai, kaip sakiau, užkrūčio liaukoje mokinasi ir vėluoja atsakyti į infekciją. Ar transfer faktorius, būna toks klausimas, pakeičia imuninės sistemos veiklą? Nu, toks retorinis toks iš viso, iš to mąstymo. Ne, nepakeičia, nes transfer faktorius yra pačios imuninės sistemos dalis. Jisai už imuniteto ląsteles negali nužudyti viruso. Bet taip kaip aš be akinių, žinokit. Nu, nieko aš neperskaityčiau, tarkim. Jau esu trumparegė, bet aš užsidedu akinius ir aš kaip jūs gerai tada matau.
Ir aš matau, kas čia parašyta. Aš galiu skaityti. Ir instrukcija puikiai. Ir aš žinau, galiu imtis veiksmų plano. Tai mes sakome, kad imuninė sistema užsideda akinius ir jinai mato, kur reikia pradėti veiksmus. Ypatingai tai susijęs su lėtinėmis infekcijomis, su lėtinėmis ligomis įvairiausiamis, kada virusai pasislėpia ląstelės viduje, kada klaidžioja onkologinės ląstelės kraujyje, kada pakinta ląstelė neteisingai pasidalinusi, o imuniteto ląstelė nesupranta, nemato, kad tai yra klaida, ją reikia sunaikinti. Tai imunodeficitai visi, onkologiniai procesai, viena iš užvedimo mechanizmų tų procesų yra tai, kad imuniteto ląstelės neatpažįsta pakitusių ląstelių, kad tai jas reikia naikinti ir galų gale yra mažai tų ląstelių dėl įvairiausių stresų, dėl faktorių įvairių, dėl amžiaus, tų ląstelių kiekis mažėja. Tai štai mes visą laiką dalinamės informaciją, kaip padėti mūsų organizmui efektyvioje kovoje, būtent imuninės sistemos kovoje. Ir kadangi imuninė, sakiau, sistema, jinai valo, prižiūri visur, jūsų odą, jūsų organus visus, jūsų kiekvieną odoje ar ne burnoje, visas gleivines. Ir tai yra svarbu. Ir transfer faktorius vienas iš atradimų, kuris neseniai, tarp kitko, buvo atrastas, tik tai atrodo prieš 70 metų ir tik tai dėka technologijų, kurios atsirado visai prieš 25 metus, mes galime išgauti grynus transfer faktorius. Grynus transfer faktorius mokslininkai gali išgauti ir kad tai būtų saugu nuo leliuko iki vaikučio, kas man yra labai džiugu, todėl kad aš užauginau vaikučius ir stengiamės gauti šitų papildų nuo savų imuniteto molekulyčių, kuo greičiau, kai tik tai sužinau, kad mano vaikutį gali tai išgelbėti ir jo imunitetą sutvarkyti ir sureguliuoti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad galiu su jumis pasidalinti ir kad jūs esate čia ir būkite sveiki, užduokite klausimus ir kiekvieną klausimą bus duotas jums atsakymas.